Davidovičius. Sveiki visi, malonu matyti, kad nėra laisvų vietų, čia labai džiugutas. Ačiū Ignui iš prieš tai būsiu pristatymą, tai tokiam scenos asui į jo paliktus batus sudėtingai lipti, bet pabandysim. Ir šiandien pakalbėsiu apie vieną atvejį iš keleto pasirinkau, prie kurių teko darbuotis sporto projektų. Tai pakalbėsim šiandien apie regbį ir apie istoriją, kurioje teko dalyvauti 9 metus, nuo 2012 metų iki 20 kažkelintų. Ir pabandysiu šiek tiek ir apibendrinti iš vadybinės pusės, ką ten teko matyti. Vakar kaip tik pasižiūrėjau tokį trumpai savo istoriją, tai prisiliesti prie vienokių ar kitokių organizacijų, tam tikrose rolėse su atsakomybėm yra tekę, viso suskaičiavau 18, iš jų 7 yra sporto įvairios. Tai ką tokia bendra išvada, sakykime, pačioj pradžioj, tai sportai gali keistis, turinys gali keistis, bet esmė lieka ta pati. Ir per regbio pavyzdį pabandysiu pristatyti jums, su kokiais iššūkiais labai dažnai susiduria sporto organizacijos, o gal netgi ir organizacijos, ir kaip jas sprendėm ir kokius rezultatus tai sugeneravo. Tai trumpai apie... Šitą pajunkit, jeigu galit. Gerai, tai kol pasijungs, trumpai papasakosiu, regbį atsidūriau atsitiktinai 2012 metais, teko rašyti į tuometinį IQ The Economist žurnalą straipsnį apie sportą ir labai įstrigo vienas įvykis, kad 2010 metais Lietuvos regbininkai pagerino pasaulio rekordą. Iš karto jau čia buvo toksai alertas, kas čia toksai, ką jis galėjo pagerinti, prie ko čia tas regbis ir kokie rekordai. Mesgi ten iš vis mažai ką žinom, kad Šiauliuose, esu gyvenę Šiauliuose 6 metus, tai atrodydavo ten labai nišinis sportas, vedinas tokių entuziastų keletos ir kas čia galim pasaulyje kažką parodyti. Tada parašiau straipsnį apie tai ir susitikė federacija, sako, jeigu taip prašai, tai gal ateik ir pasidarbuoti, jeigu taip supranti. Ten regbio taisyklių realiai iki dabar nežinau, bet ir tas labai padėjo tame kelyje. Tai va, tai čia kaip atrodė 2010-2012 metai, tai apie rekordą nuskambėjo labai plačiai, nes regbis, sakim, pagal pajamas, pagal žiūrovus pasaulio čempionatuose labai stiprus yra top 5, o gal netgi ir top 3 sporto šaka. Tai čia ir Reuteris ėmė, ir visi, ir čia Lietuva rekordas, viskas judėjusi. Ką pagerino? Pagerino 18 pergalių iš eilės seriją. Galit sakyti, panašiai kaip ir ledo ritulį, regbis irgi rinktinė žaidžia savuose divizionuose. Bet išlaikyti 18 pergalių iš eilės, kad ir tu pastoviai konkuruoji su panašiais į save, tai tas labai atkreipė dėmesį ir galvoju, kas čia dabar vyksta, gal tikrai yra to potencialo. Mes kaip žinom, Lietuva yra, ko regbiui reikia? Reikia jėgos, reikia ūgio, masės ir reikia greičio. Tai ką mes turim, Lietuva, kaip žinot, yra berods top 5, o Nyderlandai numeris 1 pagal ūgį naciją. Kažkaip tai taip susiklostė, kodėl mes čia tokie aukšti ir Arvidus turim ir visa kita. Plius mes natūraliai esam labai stiprus iš savęs, ypač Žemaitijoje žmonės, kitur tai ten daro neįtikėtinus dalykus. Ir kas labai gerai, mes gan neblogai lietuviai taktiškai galvojame, taip strategiškai, ir mes nesipykstam su kamuoliu. Tai yra panašiai kaip ir kokie serbai, kroatai, kiti, jie nuo mažens laikų, ar tai krepšinio kamuolys, ar futbolo kamuolys, mes prie jo priprantam ir tai mums iš karto nuo mažens ugdo tokį supratimą, kas vyksta aikštėje ir ką reikia daryti, kur atsidengti, kur bėgti, tai tas pagelbėjo. Tai va, tai istorija tokia. Tada galvoju, gerai, reikia daryti. Pusę metų padirbėjom su Regbio federacija kaip konsultanto, bet pasimatė tai, kad jeigu nori kažką daryti ir pakeisti, apskritai laiką investuoti, reikia imtis visko iš pagrindų. Ir 2013 metais vyko rinkimai prezidentus, tai sako eik. Ir kaip paskui papasakosiu, koks buvo visas valdymas, kokia padėtis tuo metu, tai ne veltui ir pavadinimas yra nuo bankroto iki tam tikros sėkmės. Tai įsivaizduokit, tuo metu federacija
skolose buvo. Tiekėjai skambina, sako, kada sumokėsite ten už autobusą, kada už tą sumokėsite. Viso tada dar litai buvo 2013, tai buvo apie 180 000 litų biudžetas ir apie 80 000 skolų. Tai plus rinktinės reikia dėti, reikia tą, nieks nenori tą regbį eiti, ten pasižiūrėti. Ir perinvestuota buvo, suinvestuota ne ten, kur reikia, sakykime, tos turnyrus, ties kuriais reikėjo taupyti. Tai va, skolos tokios, 1-2 žmonės, nieks nenori vadovauti. Federacija pati suskilusi, kaip ir mes žinom, daug sporto organizacijų, arba šiaip yra, sakykime, 2, maksimum galbūt 3 stovyklos, kurios turi tam tikras nuomonės. Ir aš atsimenu, iš investicijų vienas klientas iš Šiaulių, kuris investuoja į regbį jau daug metų, sako, girdėjau, ateini į regbį, sakau, taip, sakau, einu, pakvietė Sigitas ir Rimantas Kukulskis. Oi, sako, čia vairas, kaip blogai, čia su jais, ne, jie yra tokie, mes šiek tiek kitokie. Tada pirmas susirinkimas vyko, balsavimas, tai irgi 2 stovyklos. Ar tu už tą, ar už tą esi, ar už tą. Su kurioj tu pusėje, kurioj stovykloje esi. Jeigu su tais, tai tada mes tavęs neklausom. Vienas atvejis buvo, rinktinė žaidė Šiauliuose ir nuvažiavau iš vienos stovyklos į kitą prieš rungtynės pasisveikinti, pasilabinti. Tai kai kita stovykla sužinojo, didžiulis, tai ką tu, tai pasirodo tu su jais, tu toksai esi. Bet labai padėjo tai, kad tikrai labai stiprus generalinis sekretorius buvo Irmantas Kukulskis, kuris labai daug kopimo jau padarė iki to. Ir ką mes susiformavom, realiai susibūrė apie kokių 6-8 entuziastų grupė, kuri netgi ir prieš rinkimus galvojom, gerai, pasvajokim, ką mes atsakykim į šitos klausimus. Tai čia, sakykim, tokios 5 rytis, ties kuriomis labiausiai darbavomės ir kurios yra kritinės visom realiai sporto organizacijom ir verslam, ir ties jom darbavomės. Tai nuo ko mes pradėjom? Tai pirmas dalykas buvo, gerai, tai ką mes norim padaryti su to regbiu? Nes daug kas susibūrė savanoriškais pagrindais. Vieno, pavyzdžiui, žinomo komunikacijos specialisto tėtis anksčiau žaidė regbį, jisai sako, aš noriu padėti, jeigu reikia valdyboje pabūsiu savo ekspertizę, taip toliau. Ir galvojam, mes į nenorim eiti, daryti ten tuos peripetijose dalyvauti, tą stovyklą palaikyti, tą palaikyti. Ne, mes norim tiesiog, kad tas rekordas, kuris buvo pasiektas 18 pergalių iš eilės, mes matom, fundamentai tikrai labai geri yra, kad su jais mes pasiektumėm dar daugiau. Tai tuo metu 2013 kaip tik labai pasisekė, kad Olimpinis komitetas grąžino regbį 7 į olimpinę programą, tai yra 2016 Rio jau buvo numatyta, kad regbis startuoja. Tai ką mes, turbūt aukščiausias mūsų galimas, sakykim, pasirinkimas, tai yra visų svajonių olimpinės žaidynės. Aišku, komandiniuose sportuose kaip futbole dar pasaulio čempionatas yra daug svarbesnis. Bet mes įsivertinom, kad pasaulio čempionatas regbio Lietuvoje nebūtų toks populiarus, bet panašiai kaip ir Ignas parodė, ką davė olimpinės žaidynės 3x3 skim, programai krepšinio pošakėje. Ne? Tai naujas augimas, pilna jūsų salė čia buvusi, daug klausimų, tai vat, tas lemia. Tai mes ką sakom, pasaulio čempionatai Lietuvai neįdomus, tam didžiajam regbį yra 2 regbiai, yra panašiai 15x15 žaidžia ir 7x7. Olimpinis komitetas sako, mums nereikto didžiojo, duokit mums 7x7, įtraukiam, nes jis greit rungtynės įvyksta, varžybos visos sužaidžiamos ir žaiskit jūs tenai. Tai sugalvojom, kad mes norim būti olimpinėse. Tokį ultimate tikslą, sunkiai tuo metu įsivaizduojama, bet taip galvojom, galim galbūt ir užsikabinti, nes dar nebuvo aišku, koks formatas bus, ar 12 ar 24 komandos. Vėliau artėjant olimpiniam žaidynėm Rio buvo nutarta, kad vis dėlto olimpinėse žais 12 tik tai regbio komandų, vyrų ir moterų, ir tada supratom, o velnes, čia beveik be šansų ten papulti, nes iš Europos 1-2, kartais gali 3 komandos papulti. Tai ten aišku tokie kaip Didžioji Britanija, Prancūzija, šiuometinių olimpinių žaidynių čempionai, juose dalyvauja. Bet galvojam nieko, pasilikim tą standartą tokį aukštą, orientuokimės, turėkim ją kaip svajonę ir tas mus taip suvienis. Aišku, bendruomeniai buvo didelis pasipriešinimas, kodėl jūs renkatės šitokį, kodėl regbis 7, o ne regbis 15, kodėl va šitą, nes mes nuo senų laikų žaidžiam pasaulio rekordas su didžiuoju regbiu pasiektas, bet tiesiog viskas susidėliojo taip, kad Lietuva yra pasakiusi, kad mums
visą akcentą dedam ant olimpinių žaidynių. Jeigu jūs tenai kažką gerai pasirodot, kaip Ignas ir minėjo, ir stipendijos, ir finansavimas, ir visa kita. Tai aišku tapo, kad perspektyvesnė yra tas mažasis regbis. Tai tokia išsikėlėm, sakom gerai bendruomenė, jeigu mes prioritetą dėsim į olimpinės žaidynės. Kas toliau? Tada tie susirinkimai irgi pradžioje labai keisti būdavo. Tai sakau, tas grupių susiskaldimas, vieni vos neišeina, kiti tą, vieni ant kitų apsikalba. Didžiosios dvi stovyklos, regbis ir vairas ir baltreksas iš vienos šakos išaugę. Tai žinote, nuo vaikystės, nuo jaunimo tiek kartų žaidė, ten kažkokie intrigos yra buvę, konfliktai, jie peraugia į tą valdymą, nieks su kitu nenori bendrauti. Bet ką ir pavyzdžiui, pristatant biudžetą, tai anksčiau kaip ir būdavo, kad pristatai skaičius, sako, o tai kodėl jūs tenai skiriate tų pinigų, o kodėl ne tam. Tai galiausiai davedėm viską iki tol, kad kažkaip per kokius 3-4 metus pavyko įdiegti, kad federacija tai nėra tai, kad, nes dažnai klubai arba sportininkai, va čia federacija tokia, va čia tas toksai. Tai prireikė laiko, kad įtikintumėm, tai federacija ir esat jūs, visi klubai yra nariai. Tai prašom, dalyvaukit valdyme, nėra jokių kaltų, čia nerodykit pirštais. Tai davedėm iki to, kad paskui apie 2016-2018 visuotinis susirinkimas ir biudžetavimas vykdavo taip. Padedam skaičių, maždaug tai nuo 180 iki litų tūkstančių, dabar yra apie 400 000 eurų biudžetas. Tai mes galiausiai dėdavom biudžetą, sakom, žiūrėkit, šitai rinktiniai tiek, šitai programai tam tiem siūlom, čia administracija. Nariai sako, ne, čia reikia va, tiem daugiau skirti. Gerai, sakom, tai iš ko atimam? O, velnės, čia reikia galvoti, mąstyti, iš kažko atimti, nes pulas tai yra vienas ir nedidėjantis, ten viską sudėjus. Tai galiausiai tada, prasidėjo tokios diskusijos, susirinkimai nurimo, visi pradėjo mąstyti, kad čia vis dėlto ne kažką, aš esu ta organizacija, aš prisiimu tą atsakomybę ir taip šiek tiek nurimo ir dabar, kiek žinau, dabar viskas irgi vyksta gan taikiai, nes visi norim, kad rinktiniai gerai sektųsi, nes klubų turbūt pavardinti jūs nelabai, bet kažkur, kad rinktinė kažką pasiekė, kažkur esam girdėję, ypač kai čempionatas vyksta. Toliau, tai su valdymu susitvarkėm, susivienijom tą bendruomenę, nes tas buvo labai svarbu. Tada toliau finansai. Tai 80 000 litų skola tuometinė, tai, sakykim, trečdalis, beveik pusė visų pajamų, tai išsidėliojom grafiką, per kiek mes išmokėsim tiekėjam. Ir ką pradėjom daryti, tai yra tiesiog elementariai pjaustyti. Tai yra, kaip pavyzdys, vienos rinktinės atsisakom, jaunimo, ne, U20. Kaip tai įmanoma, ten kainuoja labai daug jinai, ją išvežti į čempionatą, įsivaizduokite, virš 20 žmonių. Kaip tai galima? Gerai, tai tada žiūrėkit, yra skaičiai tokie, iš ko mes pjaunam, iš ko atimam, kaip darom, jeigu mes toliau tęsim ir nieko nesusitvarkysim ir nesusiorientuosim į fokusą, nes mūsų resursai labai riboti mažos organizacijos. Tai nieko ir nebus. Tai skaudžiai, labai skaudžiai, bet per bendravimą tokį pavyko apsipjaustyti tų, sakykim, ne tai, kad nereikalingų, bet tų sričių, kurios galimos nusipjaustyti. Tai biuro atsisakėm, kuris buvo Žemaitės gatvėje nuomojamas ir ten tiesiog buhalterija sėdėjo ir tiek. Ir kas dar svarbu buvo, tai viską išmetėm į išorę, finansai, buhalteriai iš išorės auditus, kaip MG darė. Tai yra tas skaidrumas labai padėjo tam, kad supras, kad žmonės pamatė, kad čia nieks nieko nevagė, jokių nėra neskaidrių dalykų ir prie to tokio pasitikėjimo privedė. Kita dalis tai sportinė, čia esam apie sportą ir kalbam apie tai. Tai kas labai svarbu buvo, ką mes pamatėm, tai kad apskritai Lietuvoje ir infrastruktūra, ir tie pinigai, čempionatai yra labai brangus komandinių sporto šakų, tai turbūt krepšinis galbūt išgali ten, sakykim, įvesti komandai 800 ar milijono eurų grindis, kurias turi patenkinti visos kitos komandos. Sakykim, neišgali, užaugo jaunuolis, labai didelis nubyrėjimas buvo. Tai yra talentų, nes atsiranda kitų pramogų, mokyklos, mokslai ir žiūrim, kad mes auginam tuos vaikus, tikrai gan gerai auginam. Nes regbyje, tai, kadangi tai yra mėgėjiškas sportas, nei vienas žaidėjas netgi iš rinktinės dažniausiai klube negauna, nebent dabar galbūt pradėjo gauti, bet šiaip pinigų, tai jie, nu ką, darbai pašaukia, dar kažkas, tai mes žiūrim, kad jie byra tie žmonės.
Ir ką tada tokį didelis lūžis įvyko 2014 metais per kontaktą, per Liną Naujalį iš Kauno. Jisai sako, mes turim Pietų Afrikoje gerų kontaktų, galbūt galim pasimokyti iš jų. Ir šiuo metu yra Pietų Afrika 2 kart pasaulio čempionai pastarieji. Ir taip, jinai yra top 3 visada pasaulyje. Plus, aišku, visi pagalvosim, čia Zelandija, galbūt ta banga, bet jie labai brangus yra, jeigu specialistus čia atsiveš, plus kelionės labai didelės. Tai mes pažiūrėjom, prakalbėjom su Britais, bet Britai, jie tokie gan uždaroki ir mūsų nevertina taip. Ten airiai, visi kiti prancūzai irgi gan pasirodė mums regbio srity. Su mumis nėra ką kalbėti. Tenai, jūs mažiukai, būkite tenai, netrukdykit mūsų. Tai per vieną, per kitą kontaktą išėjom į Pietų Afrikos regbio federaciją, jinai kaip elitinė, plus laiko juosta ta pati, kelionė patogi ir, kas dar labai svarbu, gan nebrangu vystyti mainų programą. Tai ką mes pamatėm, kad nuo 14 metų žaidėjus gan gerai užauginam jaunimo lygį, bet kai prasideda kalba apie jau meistriškumo didesnį ugdymą, judėjimą link profesionalo, prarandam, išskystam. Tai yra, trūksta to dėmesio, trūksta tų infrastruktūros, kurią turim. Ir sakom, gerai, tai tada norim, kad mūsų vaikai, jaunimas važiuotų tenai mokytis. Šiaip netai pavyko įkalbėti, o Pietų Afrikoje, kaip ir Didžiojoje Britanijoje, kaip ir Amerikoje, realiai sportas yra didelė vertė mokyklai, kuriantis rytis, tai jie į tai tikrai investuoja. Ir sako, gerai, atveškit kokį vieną čia tą lietuvį, jūs čia naunėjimas, gerai, pasaulio rekordą 18 pergalių pasiekėt, bet žiūrėkit kokiam silpnam divizione. Tai mes tada sakom, gerai, imam, kas čia yra geriausias pas mus, jaunuolis koksai. Tai Karolis Navickas iš Šiaulių, 2,3 m ūgis, dar nusiskutęs plikai tuo metu, 18 metų, kojos geros, žaidęs futbolą ilgą laiką, rankos geros, jėgos labai daug. Gerai, kažkaip įkalbėjom, važiuok. Tėtis jo regbį žaidęs ir jis tenai nuvažiavo, jis ten pradėjo stumdytis, judėti, sako, viena mokykla, kita, kas sako, čia šitas toks pas jūs plikis, aukštas, galingas, sako, čia iš Lietuvos. O, sako, gerai, geras produktas, gera genetika, geras kūnas, gal tokių daugiau turit. Gerai, tada dar keletą nusiuntėm, jiem tenai patiko ir pradėjau gauti, Karolis gavo profesionalų kontraktą Prancūzijoje, kažkaip užsisuko ir Pietų Afrika irgi žiūri, kad gauna gerus motyvuotus vaikus. Mums tai apskritai buvo čia toksai atradimas, per tą mainų programą su Pietų Afrika praėjo apie 40 kažkur vaikų, jaunuolių. Tai labai, aš atsimenu dar tos momentus, kaip, pavyzdžiui, jeigu tėvai išsiskyrė, mama augina sūnų, aišku, paauglystė, ten tas charakteris. Ir taip, sako, jūs gal ar išeitų jis talentas, tai yra buvę, išvežėm, subręsta ten realiai mėnesio laikas, įsivaizduokit, mokykloje, kur yra 4 regbio rinktinės, tu ten kovoji nuo apačios į viršų, vienas esi, turėtų už save pakovot, prisimeni kaip gerai, kad mama tau kažkada pusryčius pagamino, o dabar tu pats visko turi kovoti su visais mokslai sunkus, anglų kalba, taip toliau. Ir tada, sako, mamos tai per kalėdas ten verkdavo, nes sūnus paskambina taip jautrė žinutė tokia, kaip smagu, subręsta kalba išmoksta, išsilavinimą labai gerą gauna. Ir tas toks socialiai, ir tada mes radom rėmėjų pritraukėm, kurie darė grinai mainų programą, investavo į tokį fondą. Tai vaikai ūgteldavo, tai įsivaizduokit, koksai slėkiukas išvažiuoja, ne? Grįžta tokia mašina, nes ten ir, kaip žinom, ir jautiena puikiai, ir viskas, ir tų baltymų gauna, sportinės programos nerealios, priežiūra, mokslai, kalba žodžiu moka. Ir ką tuo pačiu ieškojom ir trenerių, kuriuos galima čia atsivežti. Nes iš tikrųjų šitą irgi dalis sunki buvo, nes visi mes galvom, kad esam geriausi, o kažkaip įtikint, kad reikia mokytis iš kitų. Tai gan sudėtinga, bet tikrai geriausi treneriai, klubai visi pradėjo suprast. Tai mes pradėjom vieną trenerį į rinktinę atsivežėm, kitą ciklus kažkokių naujovių įvedė, pačius trenerius vežėm ten keletą į Pietų Afriką mokintis. Ir tai po truputėlį užsisuko ir tas mokymasis čia, manau, labai didelį postumį davė ir buvo vienu metu, kada rinktiniai buvo
didžioji dauguma mainų programos auklėtinių, kurie buvo. Tai jie dabar treneriais po truputėlį tampa, kurie pamatė, kas tenai buvo. Tai va čia toksai suma sumarom apie sportinę dalį, tai tiesiog stengiamės nukopijuoti iš to, kas geriausia, pritaikyti čia ir tas iš tikrųjų suveikia. Suveikia labai stipriai ir mes mūsų rinktinė dabar nuolat top 10 Europoje, čia kalbu apie ir anglus, ir prancūzus, ir airius, kurie lošia, tai šiais metais irgi išsilaikėme aukščiausiam divizionė, yra aukščiausias divizionas iš visų regbį 7 12 komandų, tai, atsiprašau, mes 10 vietą išsilaikėm, nes tokius tikslus turim, nes jeigu aukščiau jau nori kilt ir biudžetas maždaug yra apie kažkur 200 000, skaitykim, pusę investuojam į regbį 7, nes tai generuoja gražą, o kaip žinom, Lietuvoje už rezultatus moka tai, arba skatina, tai mes turim tą palaikyti. Tai ta programa tęsiasi, dabar šiek tiek jinai sumažėjus arba visai sustojus, bet jau viduje inerciją esam pagavę. Taip, tai ką dar tokį užsidėjom tokį KPI-są, kad mes norim būti ir Lietuvos sporto rinkoje, prie geresnių, tai mes pasėmėm komandinės sporto šakas ir aišku, su krepšiniu nesilyginom, nes, kaip sakoma, su religija, čia yra religija, ne, o visi kiti mirtingieji, futbolas, rankinis, ledo ritulys, žolės riedulys, visa kita, mes sakėm, mes norim pagal reitingą užimamą pasaulyje būti numeris 2 sporto, tarp komandinių sporto šakų. Ir mes skaičiuodavom, kokią mes vietą užimam, kiek komandų ir išsivedam koeficientą ir taip nuolat lygindavomės. Ir taip po kokių 3-4 metų išėjom pagal pasaulinį reitingą, sudėjus visas rinktinės Lietuvos, kiekvienoje yra atskirai narių skaičius, numeris 2, taip ir išsilaikėm. Tai ta tokia, ir ką tai duoda tokį, žinot, lietuviai mes kažkodėl, tai va, yra tas dalykas, nelabai esam lojalūs, nelabai to sportą tokį, palaikom, die hard, tokių fanų yra, bet yra galbūt iki kokią 10 000, aš taip kažkada skaičiavau, yra tokių. O visą kitą mes mėgstam pergalės, mes mėgstam tapatinti su pergalėm, nesvarbu, ar tai buvo plaukimas, rūta iškilo, mes viskas, mes plaukikai, ne? Tada mes kažką tai kitą pamatom, mes dabar tokie būsim, čia mes nuo gimimo tą skatinam, palaikom, tai pergalės yra būtinos kiekvienam sportui. Mes galim kalbėti apie ten socialinius kitus dalykus, bet jeigu nebus pergalių, tai tas niekur nenuves. Ir su regbiu, kai prasidėjo po truputėlį viena pergalė, kita pergalė, trečia pergalė, sako, žmonės, yra toksai sportas, bet, ką pasakysiu, turėjom šiokią tokią ambiciją galbūt tapti Lietuvos mastu atpažįstamų ir matomų sportų, tai to nepavyko padaryti, nes, pavyzdžiui, Kaunas tai vis tiek krepšinis, Vilnius daugiau, sakim, futbolas, Klaipėda, kiti sportai, Panevėžys ten, sakim, dviračiai, taip toliau. Ir galiausiai taip ambiciją nuleidom ant žemės ir sakom, gerai, išlaikykim bazės bent jau kur turim ir likom, sakim, mūsų sostinė yra Šiauliai ir turbūt ilgam išliks stipriausios komandos tenai. Kas labai smagu, kad dabar daug temų yra apie čia stadionų statymus, taip toliau, tai regbio bendruomenė tiesiog ir tėvų pagalba viską, 2 stadionus arba aikštes, galim taip pasakyti, pasistatė Vingio parke ir Trinapolio gatvėje, Vingio parke jo ir ten tą išlaikom. Tai tos bazės tokios sukurtos, ne tai, kad tikintis, kad kažkas tai turi duoti, bet tiesiog iš apačios atėjo ta iniciatyva, suinvestuota, aikštės padarytos. Ir kas dar gerai, sakykime, su šita sporto šaka, kad ten, aš galvoju, visada tai yra blogai, turim skatinti tapti full-time profesionalais, bet kai sportininkas jisai dirba ir neuždirba tiek, kad išgyventi vien sporte, aišku, galbūt lygis mes niekada nepavysim anglų, ten taip toliau, bet jie psichologiškai šiek tiek ramesni, nes jie žino, kad tu iš regbio čia yra tavo širdis, tu ją visą atiduodi, treniruojasi ir po 2 kartus į dieną ir taip toliau, bet tu turi kažkokį kitą darbą, tu darbuojasi ir tokį duoda lengvumą ir žmonės paskui randa savo karjeras po regbio, tampa ar tenai darbuotojais gerais, ar verslininkais ir tada grįžta. Toks ratas geras užsisukęs ir aš anksčiau labai stresuodavau, kad mums reikia super profesionalais tapti, reikia tų pinigų milijonų, kad čia padaryti visus nugalėt, bet taip kaip pagalvoji, tai aš manau maksimaliai yra pasiekta, nes jeigu į kitą
lygį žengti nuo 400 000 reikia judėti, jau biudžetas turi būti virš 1 000 000 eurų. Tada gali rinktinę samdyti, po pasaulį siuntinėti, kaip 3 ant 3 ir tada jinai kaupia tuos taškus, reitingus ir taip auga. Tai video paleiskim, čia tokį, kas nematė tokio regbio arba varžybose nesudalyvavę, 2 minutės tokios šiek tiek emocijos perduoti ir apibendrinsiu viską. Garsą, jeigu galim, ant visko. Man dainuot. Va, čia, gerai, kol muzika pasijungs, tai čia rungtynės prieš keletą metų su Maltos rinktinė, čia mūsiškiai Šiauliuose žaidžiam. Prieš keletą metų Malta mus triuškindavo, o čia vienos geriausių turbūt rungtynių, kuriuose 81-10 nugalėjo Maltą. Tai čia ne baletas, kaip matot. Čia vyrai, pavyzdžiui, Marius gyvenantis Didžiojoje Britanijoje lietuvis, kuris kiekvieną kartą grįždavo į rinktinę ir dažniausiai tai būdavo iš savų. Paskui jau mes galėjom jam ir bilietus nupirkti ir atsivežti žaidėjus, bet iki to laiko viskas iš savų, iš tos pačios idėjos gyvuoja ir manau, tas išliks ir judėsime toliau. Štai ir Antanas palaiko. Tai gerai, tai garso nėra, galime ir užsidaryti, bet va čia Bagužis iš Kauno pelno taškus. Gerai, ačiū. Ir ką noriu dabar apibendrinti, tai jeigu kalbant apie organizacijas ir tai, ką pats išmokau ir ką galima pritaikyti kitur, ir tai realiai labai veikia, tai ir jums kaip lyderiai organizacijų sporto arba ne sporto organizacijų, tai kas labai padėjo, jeigu ateini į tokią organizaciją, kur ir interesai, sakykime, aukščiau už kažkokius tai tikslus savo išsikeltus, tai čia minimum reikia, tai pagal, sakykime, svarbą ir sudėjau, tai kryptis yra, čia yra labai svarbu. Skauda, neskauda, kažką reikia nubraukti, bet koncentracija turi būti maksimali. Tai yra žinot, kur tu eini ten po 4, po 8 metų. Galbūt tikslas bus nepasiektas arba nerealus, kaip, pavyzdžiui, mums olimpinės žaidynės, bet bent jau tu supranti, kad tu turi mobilizuotis maksimaliai, laiko nėra daug, konkurencija rinktinių milžiniška yra, kurios nori į olimpinės papulti, iš viso pasaulio tik 12 papuola. Tai ta kryptis padeda labai mobilizuotis. Skamba kaip toksai PR-inis dalykas, bet tai esam išbandę patys ant savęs ir taip bet kurioje sporto šakoje atėjus iš karto tenka kalbėtis, ką mes norim pasiekti, kur mes judam ir kas už tai ir tada padeda finansus apie tai apdėlioti. Kitas dalykas, tai aš jau mačiau liktai ir gairėse gero valdymo yra išleista ir valstybės įmonėse. Tas yra, kad žmogiški profesionalai, nereikia organizacijose sporto tų profesionalų, kad ten būtų patys geriausi, nes turi būti toks vaibas ir supratimas, kad dėl ko mes viską darom, tokio biški galviškumo sveiko, tas yra labai būtina ir tas mums labai padėjo, kad atėjo žmonės iš įvairių sričių, kažkas iš audito, kažkas iš komunikacijos, kažkas tai kur, sudėjome bendrą pulą, atradom motivaciją, kad kažką norim padaryti gero ir tas suveikė. Ir kas dar labai svarbu, tai tas nuolatinis tobulėjimas, irgi skamba standartiškai, bet esam daug su regbiu apkarpę, daug ką sugriovę, tai kaip pavyzdys ir aukščiausias divizionas. Pamatėm, kad komandom geriausiam, tai buvo 2-3 komandos, jos laimi prieš kitas ten žvėriškai skirtumais, tai niekam neįdomu. Mažiukai važiuoja iš karto už galvos susijėmė, žino, kad praloš, didieji atvažiuoja, pusę kojo žaidžia, tada ir apšilimas prastesnis, kokią traumą gauna, niekam neįdomu. Tai braukiam aukščiausią divizioną, palikom 4 komandas. Buvo labai sunku, visi galvoja, kiek čia tų ratų mes čia žaisim, čia atsibosim vieni kitiem, bet tai padėjo konkurencingumą išauginti labai stipriai, labai sekėm, kiek skirtumas tarp rezultatų kokie būtų, kad jis būtų kuo mažesnis, žaidėjai paaugo, tada pamatė, ir kitos komandos, kad čia reikia pasistiepti, klubom atidavėm patiems spręsti tą pačią lygą ir jie pradėjo dėliotis. Dabar vėl 8 komandos, berods grįžo į aukščiausią divizioną ir tas po truputėlį davė. Ir šiaip pjaustimas ir
kodėl yra gerai, pavyzdžiui, žmonės iš išorės, jie mažiau susitapatina ir mažiau to skausmo turi, nes tas yra vienas blogas dalykas, kad va, mes visą laiką taip darėm, nu kaipgi mes galim taip nedaryti, reikia tą daryti. O kartais iš išorės žmonėms atrodo, okei, gerai, šitą viskas uždarom, sakykime, ar nepelninga, ar kažkas tai skauda, taip, bet tai neveda prie mūsų krypties, kurią mes esam nusibrėžę ir galbūt to geriau atsisakyti. Tai tas yra būtina, ypatingai turint ribotus resursus, mes visi turim ribotus, bet netgi ir turint bet kiek resursų, vis tiek reikia žiūrėti, ką tobulinti, ką daryti, ką dar gerinti. Tai patirtis su Lietuvos regbiu buvo tokia, tai svarbiausia buvo žmonės, kurie prie to prisijungė, atvirumas, skaidrumas ir tas toks bendruomeniškumas, kad čia organizacija ir regbis tai nėra federacijos reikalas, čia yra visų. Tai va tas padėjo ir dabar tikrai smagu matyti, kaip tie rezultatai išsilaiko. Tai aš pilnai pritariu irgi gerai valdymo praktikai, kad reikia 2 kadencijų prezidentui, tai po 2 ramiai. Tai va, pirmą atėjus kokius 2 metus ten bandai apšilti, kas čia darosi, tada antrus, 6 metus jau pradedi darbuotis ir 7-8 metus jau ieškaisi pamainos, tai labai džiugu, Irmantas perėmė su komanda ir toliau tuos tikslus tęsė, nes tada tu išbūni visada alkanas, yra kaita, nebandai prisirišti, nuosavybės galvot, kad čia vos ne tavo organizacija, tu viską padarėjai. Tiesiog tam tikrą laiką ateini, pabūni, atidirbi, eini toliau. Tai ačiū uždėmesį ir judam su Klausimai iš programėlės. Esate atsakingas už visas Wolves klubo investicijas. Kokia jūsų manimo bus Wolves organizacija po 5 metų? Lygos, broliškos, dukterinės komandos, finansai, pasiekimai, perspektyvos. Gerai. Tai palaukit, regbį pamiršta mane. Gerai. Tai ne, aš daugiau už ne tai, kad investicijas kur daryti, aš daugiau už investicijų pritraukimą. Tai aš už tą sritį atsakingas ir mūsų mintis su Vilkais yra, esmė yra investuotojai, tai mes dėl to ir startavom iš karto su akcinės bendrovės statusu. Tai yra, kad atėjęs žmogus, kuris ar verslas, kuris nori sakykim, paremti, arba mes geriau sakom, jūs geriau investuokit, būkim kartu vienoje valtyje, jūs gaunat už tai akcijas organizacijos ir sirkim kartu bendrai. Tai vat, ir iki šio laiko ir tas viešai yra paskelbtas šiais metais 5 milijonai biudžetas, praeitais metais labai panašus buvo. Tai yra grinai privačios investicijos, privačių juridinių fizinių asmenų. Tai, o kur bus daromos investicijos, matėm dabar Suomijai klubo dalis įsigyta, mūsų tokia mintis ir buvo, kad jeigu mes turim brandolį ir administraciją ir gerą valdymą, sakim, Vilniuje, tai tą tiesiog multiplikuoti. Nes žinom, kad Vilniui bus labai sunku, apskritai Lietuva maža rinka, mažai surinkam TV pajamų už transliacijų pardavimą, tai 2 Eurolygos komandos čia sunkiai įsiteks arba bus taip pat laikina, kaip kad ir buvo anksčiau. Tai mes dėl to matom viziją labai didelę ir su Helsinkiu susijusią, kad galbūt per tenai pakliūti į aukščiausią divizioną Europos krepšinį. Tai čia įvairūs ir iki šio laiko taip pat apie 8-10 milijonų pritraukta privačių investicijų. Minėjote, jog Lietuvos reitingai regbyje geri. Kodėl nėra rinktinės olimpinėse žaidynėse? Geras klausimas. Praeitais metais mes tiesioginį kelialapį olimpinės gauna Europos čempionas, tai ten Didžioji Britanija, mes ten nieko su jais negalim padaryti, tiesiog kitas lygis. Tada gavo ir buvo atskiri turnyrai kvalifikaciniai. Tai ten mes dalyvavom, vykom berods Čiliai buvo jisai atrankoje ir tiesiog pralaimėjom atrankiniam turnyre, bet jau buvom gan neblogai, gan visai arti galimybės realizuoti savo svajonę, patekti į olimpinės. Ar atsisakyta Wolves investicijos į krepšinio klubą Londone, kai tą jau padarė Žalgiris? Ne. Tai nėra, tai kiek Londone yra futbolo klubų, kiek regbio klubų yra, tai niekas nesam atsisakę ir galvojam, kad tą daryti. Londonas yra per didelis vienai komandai, tai galbūt arba antra komanda, arba kažkokių kitų minčių galvoti, nes Didžioji Britanija tikrai įdomi rinka ir mes tikrai labai domėjomės ir, kaip žinote, ir Lions klubu, kuris nesenai buvo parduotas, tai mes toje rinkoje aktyviai esam, dalyvaujam ir planų neatsisakom. Ar turime klausimų salėje?
klausimų nėra. Tada ačiū. Ačiū. Ačiū Ryčiui Dovidovičiui.